Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Sveiki visi. Sveiki visi atvykę į Kerbelio šou. Paskelbėjimai prisuleliu. Oho. Sveiki vėl serialio epizodas. Šiandien pas mus svečiuojasi Emilis Jakubauskas, trumpinai Emilis. Žinomas. Ne Jakubauskas, aš Jakubas. Jakubauskas čia jau aukštas lygis, na, čia jau kašiorai, blėt, visokie, žinai. Aukšti vyrai, kur gali kamuliuką būdingšti žemę. Tiek daug pasiekęs, kad net YouTube Maikį atsintė. Jo, man YouTube'as atsintė Maikį. Bet ne dėl to, kad daug pasiekęs, dėl to, kad gau baną kanalą savo. Kad apsirengtų pagaliau. Gerai, aš negaliu būti kaip tu. Jo, nebūk kaip aš Kerbelė. Tikriausiai nieks nebūtų pagalvoję, kad du priešai susės prie vieno serialio stalo. Jo, visi priešai esam. Tu nemėgsti manęs Kerbelė. O kad tu supratai, kad nekenti madingų žydų? Aš atvirai pasakius, nėra, kad nemėgstu žydų, bet pas mane tiesiog yra nuo vaikystės trauma įskiepita. Man tėvas neonacis buvo, man kamfą padovanojo, kai 14 metukų buvo. Tai man jaučiu ir užsilykė. Aš tipo nėra dabar nejaučiu, kad ant tavęs pykstų, žinai, bet kažkur giliai smegenyse, žinok, jau nebeišims. Aš turiu tą, aš, blėt, perskaičiau tą knygą. Visi skėpita. Tėvo mokyklėlė skėpita. Gerai, čia ne apie mane epizodas. Gal pas jumis gal kažkas pasikeitė kūrybiniam kely nesenai, gal kas... Kas pasikeitė, linko tą linkstumą. Gal kas išėjo. Išėjo, taip, Antoškė, kur išėjo. Antoškė, nes aš... Neatlaikė spaudimą. Nes aš nežiūriu podcast'ų visiškai. Nežiūriu podcast'ų. Naujienų. Naudės, ne. Nereikia, aš irgi nežiūriu lietuviškų podcast'ų. Aš viską blokuoju, kas neįdomu ir... Tai ir savo laidų. Aš žiūriu tą podcast'ą Kerbelę. Bet prasisku. Per lėtai šneka. Blėt, lėtai šneka, pizdėts, nahu. Nahu, tu taip lėtai šneki. Greičiau šnekėk. Reikia viskas greit, kad būtų, nahu, Kerbelė, kurva. Nebe tie laikai, nebe 20 YouTube. Viskas 2x speed, nahu. Žmonių dėmesio tasai, blėt. Attention spanas daug mažesnis dabar yra nuo tų TikTok'ų visų. Greit viską, dabar rubrikas, visas bam. Dabar... Šau, nahu, žmonėms šau reikia, blėt, o nesidėti tyloj, kurva, kažkaip pustamsiam kambarį, nahu. Rodyk, kad nors žmonėms, kaip čia atrodo tas studija už kamerų. Siaubas. Čia dar dvi studijos. Čia sandėliukas, blėt. Eik tu, nahu, literaliai žydas slepiasi, blėt. Eik tu, nahu. Kaip jauties? Ble, gerai, na. Dėl Antano. Ai, kad išėjo? Nežinau, nahu. Gavom spyrį subinę, žinai? Jis išėjo ir toks, ble, galvoju, negali dabar būti blogesni podcastai. Nes tada rašys, o, čia pizda, žinai, tipo išėjo, dabar žlugo viskas. Ai, norėt save viršit. O kad įrodyt, kad... Jo, tai dabar daug labiau stengiamės, žinai, galvojam, bitus ten visokias huinės, visokias ruošiamės temas, tai, kad nebūtų, žinai, kad, o, čia dabar žlugo podcastas, reikia kažkaip žmonės išlaikyti. Tai gal ir nauda. Tai viskas tik į gerą. Jo, realiai, jo dabar. Kas turėtų vykti, kad su Pataraku susipyktumėt? Ble, su juo neįmanoma, žinok, susipykti. Jis turėtų pradėti su tavim sueit, kad aš su juo susipykčiau. Bet šiaip tai nelabai manoma. Jisai geras žmogus, jis nepiktybinis, žinai, neagresyvus. Aš pareikiu būnant jo kartais, netyčia, ne iš blogos dušės, žinai. Išnervuoja kartais. Bet tada atsiprašau visada. Iš karto po reikimo atsiprašau. Realiai, 10 sekundžių po pykčio priepuolio tada atsiprašau. Tai jeigu reiktų pasirinkti mane ar Pataraką. Ai, blėt. Kas yra, tu per lėtas, nahu. Tu sunaikintum podcastą, jeigu reiktų man daryti su tavim. Tu nutemtum, tu lėtai darai viską. Tu lėtas žmogus, tu tyli labai daug. Reikia bam, greičio šau, nahu. Tuo podcastai užlūgęs reikalas, dabar šau eina. Antanas J. ar Pataraks?
Antanas jo, tarakas. Ble, Antanas jo, tai šiaip jis greitas yra, jis, žinai, greitas, bet jisai gal, žinai, jis greitas labai ant reklamavimo yra, žinai, jis gal... Taip, rubelis Jo, greitai. Kaip kiniečiai. jis gal greit padarytų, ble, pildi greit papromintų, žinai, kažką. Greit labai Stimo Media tos brolius incestus, nahui, pakviestų, ble, į studiją. Kur Stimo Media, ble? Eik tu, nahui, apsigimė Lavrinovičiai, ble. Atrodo, tiesiog, jeigu Lavrinovičiai nebūtų, ūgė neturėtų, taip atrodytų. Kaip ir Lavrinovičiai. Šiaip. Tave erzina, kai daro žydų akcentą. Reikia, aturi pinigų. Čia skęstančia žmogus. Aturi pinigėlio. Aturi pinigėlio. Įduok žydui pinigėlio. Žydas iš Arko žydas. Oi, žydas alkanas. Oi, trūksta lempų žydui apšvietimo per mažai studijoje. Čia ne mūsų lempus. Šiaip gerai, čia toks vis daug kuris kalbėjus, ten esi net epizodų išleidęs, buvai išvažiavęs dirbti Vokietijoje. Jo, dirbo Vokietijoje. Per neaišku pasiūlymą. Neaišku Jo, pasiūlymą ir sėdai į kalėjimą. Jo. Iš kokio žmogaus gavai pasiūlymą? Sakysiu, tu darnas, blėt. Užmuš mane, nu, tipo, man atsilieps šitas, jeigu pasakyčiau, aš negaliu. O, kodėl skolojau? Be to, tas bičias nebegyvas jau. Nu, tai gali sakyti. Jo. Nu, tipo, žinai, vis tiek, žinai, ten jo pažįstam visą ką, bet jo, jis mirė, karoči. Jis literaliai nebegyvas yra. Tai tau geriau baigės. Nu, tipo, jo, nu, jis ten sirgo lyga, žodžiu, tingi plėsti. Nu, gal. Bet sugalvojai, kad kėtų važiuoti taip, vabank. O, jo, Jau žinok, aš užsienio tada neturėjau ką prarasti, na. Tokie laikai buvo, žinai, aš pasakysiu, žinai, tokie laikai Nes buvo. dabar daug lengviau, nes mūsų rėmėjas ICM Solutions gali darbinti Belgiją, Niderlandus, aukštuminį krautuvą vairuoti, surinkinėti prekes, bet jie nėra agentūra. Jie tave nuveža, apgyvendina dviesi arba trisi, gali su antrą pusę važiuoti, rūpinas tavimi iki Tai ką reikia daryti, vokti reikia tenais. Ten reikia dirbti legaliai, Ai, legaliai legaliai. gauti pinigus ir nesėsti kalėjimą, tau gal ir nepatiktų, bet daug kas važiuoja. Daug kas važiuoja su antrom pusėm ir labai gerai. ICM Solutions. ICM Solutions. Gam buvau įsidėjęs, kad galit užduoti klausimus, tik tau nerodžiau tą istoriją. Nu, tu nematėjai. Paslėpinu manęs. Jo. Gavom laišką nuo tą buvusio kameros draugą iš Vokietijos. Jo, gerai. Ir toks sveikas Emilį, kaip jautiesi, pasilgau tavęs. Atsimenu tas naktis dviesi, kurias nutarėme koduoti pavadinimu Tra-ta-ta-ta-ta. Tralalėla, tralala. Be tavęs Tra-ta-ta-ta-ta, nebe tas, o su moterimis nenoriu Tra-ta-ta-ta-ta. Noriu Tra-ta-ta-ta-ta su tavim, Emilijau. Atvažiuok ir padarom paskutinį Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Beje, kaip orai Lietuvoje, pagarbiai Žilvinas Tra-ta-ta-ta-tatos. Tai nesakai, kad su Tratus sėdėjai. Aš jį vadindavau Žilvinu Tatu. Tatų. Tatu! Aš tatai. Sugar, Aš cukraus žįsdavau. tatą. Aš žįsdavau tatą. Aš sakydavau, tato, noriu pieną. Ir jis Bibi įsitraukdavo savo šlepą, kur su Rusijos vėliavas nakolkė, na, ant zalupos, blėt. Tato, noriu pieną. Tato. Ir jis jau įsikurdavo pirmes, kuo tu jam greičiau čiulpdavo, jis tada greičiau pradeda čiulpt, tada dar greičiau čiulp ir tada ir flexin pradeda nahu ir Heil Hitler daryti ir, blėt, sakyti, kad Putinas maladėts. Tai jo, toks laisvalaikis sutraukė. Nenustebinai, tradicinis Tratus. Ar sunku daryti tualeto reikalus, kai šalia kitas žmogus yra kamerai? Myšti kamerai? Ne, pohai, vapšė pohai. O šiktų. Šikti, jo. Žinai, kas yra? Šikti nemalonu dėl kito žmogus. Nes aš žinau, kad smirdės, ble. Žinai, toks šikinu, toks, ble, kur smirdės dabar. Smirdės dabar kitam žmogui, žinai, nemalonu. Bet, nu, taip jau, nu, vyksta, žinai. Ar yra teisybė, čia nežinau, ar teisybė, kad kalėjime tualetuose vynų fermentuojat? Jo, yra Ne, vežtis dar ir- vyną. Koks geriausias kalėjimo vynas?
Bliat, nepamenu dabar kaip ten daro. Paima, karočią, tokį maišą celofaninį, pripisi, tai džiauri easy padaryti. Tai belekas, aš galiu hatui, blėtą vyną gerti nemokamai, dabar pasidaryti. Pripisi vaisių belekiek, nes cukraus belekiek juose yra. Tada, karočią, pripisi cukraus belekiek dar. Da kažkokių, blėt, miltelių liktai, nepamenu, į viso nahui. Užsuki, ten vandens dažnai biškypėlį, užsuki. Šiaip netulkė, kas čia sakė, tulkė fermentuoja, tai atsilupės nahui yra. Ant palangės reikia fermentuoti. Pro grotas iškiši ir pririši prie vienos grotas, kad laukia kabėtų. Ir fermentuojasi. Nu pūna realiai, ką tu darai, tu pūdai vaisius tiesiog. Ja, Tai čia toks... Tai gal butelių neturėjo, gal tualetą dar. Šiaip realiai galėjai tapti somelė per 7 mėnesius. Blia, jo. Vyno. Žiaurinės skanu, eiktum. Aš girdėjau, galėjome tampi arba vyno, arba spermos somelė. Tai. Spermas? Blia, dabar galvoju ir esu girdėjęs apie spermos somelėje zonai. Bet... Žuvis. Eiktų, nahui, kas čia vyksta? Žuvis jau. Nieko. Aš sunku grįžti į heteroseksualius santykius po kalėjimų. Blia, keista jo. Keista, ne? Šiaip prieš kalėjimą nelabai ir pizdaus, žinok. Ir kadangi čia žuvis jau pradėjo judėti šito sezono, matai, išmeta klausimų žuvis ir mes Žuvytės klausimai. Bet jisai gali būti ten kompromituojantis, ten blogs ir čia išmeta, palin ir paskaitam visada. Lašišo vardas. Lašiša. Su ilgai. Labas Emilijau, aš žuvis, tu nežinai, bet mus sieja giminystės ryšys. Man atrodo, kai kažkada geriau Panevėžio rajone, mane sužvėjo tavo tėtis Arūnijus ir pasimylėjo su manim. Paskui paleido atgal į vandenį ir pagimdžiau 70 žuviukų. Tu turi daug broliukų žuviukų. Eik, tai aš buožgalvis, nahui. Ne, tai turi broliukų buožgalvių. Broliukų buožgalvių, blėt. Nu tai kur, reikia surasti, pizdėt. Ar gali būti, kad čia teisybė ar primela? Kad tėvas yra pisęs žuvį, tai 100%. Ar šitą būtent asmeniškai, ar šitą žuvį? Tai hui znait, blėt. Jau būtų nebegyva jaučianai. Nu, tipo, žuvis ilgai negyvena. Jeigu tėvas yra pisęs žuvį, tai jaunystėje, žinai. Tai galimai pisą protą. Lašiša, kurva. Na, sunkus lašišas klausimais rėmėjai susirasti, bet labai visą intelektą numuša podcastą žemyn žuvies klausimų. Bet šiaip, nu, kaip supratau, tėvus mėgėjus prišaudytų. Turi brolis esi. Sakė, kad turi. Bet sakė, dar nepasiruošęs aš tam. Sakė, kažkada ateis laikas, sakė, supažinęs mane. Į upę reiks brist. Jo, reikės gaudyti lydekas. Oi, vaikel. Papasakosiu aš tavo istoriją, kaip vos močiutės netekau. Buvom Vokietijoje, įsėdo į traukinį į Bukareštą. Ir išvažiavo tais laikais. Jei žmogus kitoj šaly, tai nebesusisieks ir aš jau susitaikiau, kad nebepamatysiu jos. Tai liūdna buvo. Tai kai baigės ta istorija? Oi, nebeatsimenu, kaip ta istorija baigės, ar mes dar susitikom, ar jau nebe, bet pasiruoš, kad ir tau tai bus, jeigu užsienį išvažiuosi. Senelį nebijok, man taip nebus, nes dabar yra seilė, įsivedi kodą jaukus, gauni nuolaidų, gali gigabaitų pasimti visam pasaulinį planą ir paprasta ir neprarasti ryšio su mylimais žmonėm. Tu esi iš Panevėžio? Įdomu. Tu iš Biržų, na. Iš Biržų aukščiau. Būdavo bifas Panevėžio su Biržais. Karts nuo karto girdėdavo apie bifus Panevėžys prieš Biržus. Mes skaitydavom jūs kaip panevėžiečiai, tik tais, kad su Dauno sindromu. Toks kažkoks blogas bepšas žmonių, žinai. Tipo, Nu tai Savicką pažiūrėjo, ten Valkiūnų jo ir. Tarkim, aš savaitę važiuoju į Panevėžį, man reiks skraut daiktus. Ir nežinau, ar tinka, ar gali man padėti, ar man tie daiktai reikalingi bus kelnės, tarkim. Kelnių reikia Panevėžį, būtinai. Ir geriausia, kad nebūtų sukritusius. Kad nebūtų laisvas kelnes, aptemtos geriau. Jeigu džinsai aptemti, būtinai. Suplėšti ar ne? Biški paplėšti, dabar madoje yra. Aptemti, paplėšti. Balti? Balti huieniai yra. Balti, tokie šviesi rudi.
Būtinai turiu iki čia būti. Kažkur va iki čia. Gerai, aš pasitik. Maikę čia irgi reiktų. Maikė Hugo Boss, Calvin Klein. Lūpdažis. Lūpdažis. Ble, tai reikia lūpdažio Panevėžy. Ne. Lūpdažio nereikia, kerebeliu. Stringai. Stringų nereikia irgi. Analinis kaištas. Vilnius, na. Analinis kaištas. Analinio kaiščio. Aš nežinau, nes aš niekad, tai ne gatvėje Panevėžy, nežinau, kiek žmonių turi subiniai kažką. Tai šitą nežinau, šitą gali šį pasimt. Dėl visaka. Šitą gali pasimt. Lūpdažę tai neimk jokių būdų. Okay. Durnas, na, kerbelio. Kas, biržose su lūpdažiais vaikščiai? Ne, aš nežinau, aš su stringais. Mes tik pravažiuodam pro Panevėžį. Tais mažais dviratukais važinėti ant biržose. BMX-eriai, blėt, į Mes banį. nuvarydom į Babiloną, nusiperkam džinsų ir atgal. Ir atgal biržus. Ten gali per apvažiavimą. Pavyzdžiui, basučių, jeigu vasarų, gali basutis tokias lengvus įsidėti. Gražius į Panevėžį kariną. Basutės gali, jo, žinau, kerbelio. Bet ant tavęs keistai basutės atrodytų. Kokia tavo išmera? Kemdu. Kemdu, tu bobas pėdą turi. Tai gal ir gerai atrodo. Aik tu, mahu, tai jo, imk lūpdažį ir stringus. O, pavyzdžiui, Inga Valinskinė pasimt kartu. Ble, gali pasimt Inga Valinskinė. Galėtum, šiaip jeigu nori pagarbos Panevėžy. Ane? Kerbėdį pasimt. Kad ir koks tu esi, kad ir kaip tu atrodai. Pista lūpdažį ant lūpų, užsidėk tos stringus nahui, nusimauk tos baltus džinsus aptemtus ir prie Aleksiuko, žinai, kur yra Aleksiukas Panevėžy. Prie Alekso statulos viešai išpisk Valinskinį į burną. Gerbs visi tada. Gerbs visi. Ir pasižymės aš vėliau Ir atsimenu. kalbėk žydiškai, kol tai darysi. O imra mano kracha, į mano kracha į burną. Oi Varinskienė, oi skanus krachas Marno, ne? Sakyk, kad aš tatukas, sakyk, žilvukas tatukas. Imk krachą į burną ir sakyk, žilvukas tatukas. Paskutinį metą labai pasikeitė, anksčiau būdai džiusnus ūsais, atrodė kaip pedofils. Dabar atrodo kaip gaudantis pedofils. Jo. Kaip čia apsisuka, taip viskas. Brendimas, nahu, prasidėjo. Brendims. Subrendau, nahu. Vėlyvas brendimas. Galim veipint pas tave studijai. Aš labai abejoju, kad tuose raumenys yra jėgos. Sakai, nėra? Ar galėtum pjūklų užkurtų? Užkurt pjūklą? Jis neveikia, kelbė. Neveikis. Jis neveikia, na. Matai, yra raumenis, bet nėra proto pagalvot, kad jis neveikia. Gerai, gal ir yra tas sienas. Šiaip va, toks crazy klausimas, gal pasieksim savaitės rifo auditoriją. Pavyzdžiui, reikia nepasimylėti su vienu žmogum, su kuriuo nepasimylėtum. Yra 3 žmonės - Andrius Tapinas, Juozas Liesius ir Žydrūnas Savickas. Nepasimylėt? Su kuria vienu nepasimylėtum. Tapinas, Liesius ir Liesius. Savickas. Jo. Kas tas Liesius yra? Juozas Liesius iš Bavarijos. Blet, žinai gal su kuo? Pizdon tada su Tapinu nepasimyliu aš. Nes, vis tiek, žinai, gerbiamiausias iš jų visų, žinai, aš nenorėčiau žeminti, taip, skriausti, kaip sakant, penetruoti Tapino prieš visą Laisvės TV, žinai. Tada jau literaliai būtų Laisvės TV. Tai jau Laisvės partija būtų, jeigu aš Tapiną penetruočiau. LGBT TV būtų, kas čia, rebrandingą reiktų visą daryti, jeigu dabar vyksta analinė penetracija su Tapinu, ant tos scenos ten pasi, gerą vakaro šou kopija. O gerą vakarą šou Jimmy Kimmel Live kopija. Tai būtų kopijos. Kopijai užsiminėt analiniu seksu su Tapinu.
Čia yra, nu čia absurdas ir aš gerbiu tą žmogų. Aš tikrai nesimylėčiau su Tapinu prieš visą jo auditoriją, gyvai, prieš 500 žmonių, live audience. O su Savicku, Žydrūną Savicką, nu nafik. Taigi aš jį išpiščiau, jis būtų sunaikintas visam gyvenimui. Visam gyvenimui, na. Jis nebestipriausias, o silpniausias žmogus būtų. Oi, faktas, na. Kad su Antanu susitaikysit. Aš tai nesuspykęs su juo. Tiesiog išėjo iš rifo. Tai, pažiūrėjau, jeigu nesuspykęs, galėtum parašyti eik nahui. Nes draugai senčiai. Nes draugai, aš šiaip jam nelabai rašau eik nahui. Nėra, žinai, aš nahui senčiu pastoviai. Tai negrįš Antanas turėti. Greitų metų tikrai nemanau, žinau, kad jisai bus ryfe. Dabar gerai kaip yra, nebenorim nieko kaitaliot, žinai. Kylam, kaip sakant, dabar, žinai, kylam, tobulėjam, abu stonkus. Ateis į ryfą irgi, va, kaip pas tave surelėse pakėlė. Nuo manęs visi pradeda ir tada kyla. Su išmatom. Oi. Duok, ne. Čia biškai atsipalaiduot, nes labai įtempti klausimai buvo. Biškai nuleist stresą. Trumpų žaidimukas pasakys situaciją ir tu padaryk bairę, kaip aš padaryčiau jį, o aš pamėginsiu, kaip tu padarytum stand-up. Seksas su moterim. Seksas su moterim? Ei. Žinot, žinot, rausmą, kai karočią, kai nori pasimylėti su moterim ir įsitrauki savo krachą ir jinai tavęs klausia, a kur pas tave oda dingo, ką? Kodėl pas tave krachas, bet nėra praveras? Nu ir tai yra, ir tada rauri nejauku būna. Ir tada tu jai sakai, ai tu nahui! Kabat scharom! Čia tau. Tai nuėjom į klubą, žinai, ten, tai... Eik, tada. Šiaip panašiai visai. Benamė močiutė prašo pinigų. Benamė močiutė prašo pinigų. A ko tu nori iš manęs, ką? Žinot, ta barbutės tos kūva, tos barbutės, bret, nepasiturinčios kūva, jos atliekos kūva, pamazgos, bret. Prieina prie manęs į marama būti saka, a tu turi pinigėlio. Manęs klausia, ar aš turiu pinigėlio. Aš sakau, barbut, parauk čia minutę, užsimerk, įskaičiuok iki 20 ir aš tau duosiu 20 eurų. Tada barbutė užsimerkia į tokią, ar du, a tuo tarpu aš pasiemu benzo pjūklą ir jinai skaičiuoja, a ką kuri, a pankai, a šeši, ir aš užsieku benzo pjūklą, į kurą nupjaunu tai babutei galvą. Ir žinau, dar ko aš tai padarau, nes dangui pinigėlių niekas neskaičiuoja. Prašau.
O, žiūri, mačiutė, prašau pinigų, sakau, mačiutė, aš to galiu duoti geriau nei pinigai. Ai, 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 ai. Supratai. Trečios gal nebereikia. Gerai, pabaigai. Dovanų kaip visada. Oi. Kadangi tu šiuo metu draugauju ir mylėsiu daug moterų. Gal draugauju su vienu ir mylėsiu vienu. Jo. Tai tiek gali būti, kad kažkurio metu išsinorės kažko kilmingesnio, ne? Jo. Tai galėsit išsitraukti bajoro dešrą. Ai, tu bajor dešrą. Ir sakytų, ačiū, bajorišką dešrą, o ne panvežėtišką. Nors krekenavus prie panvežė gal čia. Tai tiek... Tai pabaigai tiek, prenumeruokit, pirkit, žiūrėkit. Ačiū. Gerą vakarą, arba ryto, arba pietų. Skanaus. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.